Pagaliau grįžau iš mokyklos ir galiu atsisėsti ant savo sofos. Pakviesiu Čarlį. Velniuk, man paskambino ateiti. Na, tai ką nori daryti? Norėjau tavęs paklausti. Aš tave paskambinau ir tu tiesiog atėjai čia. Vilius buvo per daug tinginys nueiti prie durų ir tave sutikti. Na, video nebus ilgesnė. Kas Vilius? Vilius? Kas jis? Aš nežinau. Bet gerai tiek to. Tai ką šiandien nori daryti? Ei, Čarli, aš sakau. Tai, guys, ką šiandien nori daryti? Makaronai, čia Vilniaus video, ne 3 draugai video. Tai iš čia. Jo, tai ką nori šiandien daryti? Aš noriu paklausti, kodėl tu kodėl Makaronas gyvena? Jis atsinešė savo draugus, jie negyvena čia, bet ir kiti žmonės. Kodėl čia Makaronas gyvena su jo tėčiu? Tai ilga istorija. Gerai paaiškinsiu. Tai Makarono namas, jis gyveno bute, tada jo butas užsidego, jis gyveno ne Gargžduose, tada jis gyveno kažkur kitur. Tai jis persikraustė pas mane ir jo tėtis, ir jis persikraustė čia iš buto. Ir jie draugai gyveno, Aurimas gyveno Gargžduose ir Gintaras Doviluose. Tai Makaronas tiesiog čia dabar gyvena. O ką norėjai žinoti? Šiaip šau, o kaip apie namą? Aš prieš kelis metus, 1 ar 2 metus, nusipirkau šitą namą ir tada aš turėjau mokėti rent ant jo ant 100 eurų. Tada per savaitę 100 eurų, dabar tai yra per mėnesį 100 eurų, bet tai pasikeitė į 10 000 per mėnesį ir tada jau pasibaigė Squid Game series, tai dabar naujas skaičius yra 2000 ir 1 centas. Nežinau, kodėl jis 1 centą pasirinko. Kodėl čia 1 centas? 200, ne 200, o 2000. Jo, jis man atrodo sako 2000. Jo, 2000 eurų už namą ir 1 centas. Nežinau, koks 1 centas. Jo, ponas Erkus pakeitė. Jis man sakė, čia yra slaptas kambarys kažkur, tai tas kainuoja 1 centas. Jis mažas. Jo, aš sakiau 200, 2000. Aš norėjau pasakyti 2000. Jo. O gal nors surasti slaptą kambarį? Einam. Sužinosim, kodėl 1 centas kainuoja. Vilniau, kas čia per kambarys? Aš niekada nebuvau jame. Čia elektros kambarys. Va ten yra elektra. Ir jo, čia elektros tas kambariukas. Čia viso namo elektra. Geras. O kas ten per duris? Jos atrodo labai mažos. Gal nori eiti per jas? Jas pažeminės. Ar tu nemanai, kad čia yra rūsys? Jo, tavo namas turi palėpę. Man atrodo, šitas namas ir turi palėpę ir rūsį, todėl jis kainuoja 2000, nes tie 1000 ant palėpės. Nežinau, tai 2000 kainuoja namas, jis didelis ir čia yra rūsys. Aš niekada neėjau rūsį, kai nusipirkau namą, jis sakė, yra rūsys, palėpė ir slaptas kambarys, kurio tu turi pats surasti, aš nežinau, kol jis mane parodė. Tai einam į rūsį. Pažeminius. Čarli, ar tu čia? Bau! Mes esam rūsį. Čia labai keista. Čarli, žiūrėk. Ar ten yra paspirtukas? Einam pažiūrėti. Čarli, I hit the jackpot. Čia yra paspirtukas žalias. Vilniau, čia ne vienas paspirtukas. Čia yra elektrinis ir paspirtukas,
paprastas, su stabdžiais kažkoks. Ir leliukų. Kiek tu paspirtukų turi? Čia mano paspirtukai. Mano, nes mano namuose. Aš niekada čia neėjau, tai aš nežinau, kas čia per vietą. Ir aš nežinau, kol čia yra 25, 26 duris. 26, nes mūsų namo duris rašo. Bet 25, man atrodo, čia yra... ką čia pasakyti? Čia yra kambariai dar. Arba čia tiesiog koincidentas, kad čia yra 20. Čia 23. Čia pats geriausias rūsys. Čia yra daug kambarių ir čia daug vietos. O kas čia per šešėlis? Perdingo. Kas čia? Čeli, pažiūrėk. Kas čia yra, Vilniau? Ten atrodo labai keista. Ar tu nori jau sugrįžti į viršų? Ne, dar pabūkim Rūsy. Čia visai kieta. Žiūrėk į šitą lempą. Wow. Mes išėjom per 23, man atrodo. Ar čia sujungti yra grinai namai? Nes man atrodo, kad ne. Wow, čia geriausias Rūsys, ne? O kiti namuose žino? Ne, bet... aš supratau. Jo, žinai, čia kaip yra labai daug kambarių žmonėms kaip guest bathroom. Mes neturim tik vieno tualetą. Tai labai keista. Bet čia yra daug kambarių ir čia Rūsys. Čia daug kambarių ir kažkas paliko 3 paspirtukus prie 3 durų. Čia turbūt žmonių namas buvo, čia turbūt buvo viešbutis, nes čia yra 1 duris, 2 duris ir mano namas labai didelis, tai jo. Pažiūrėk, elektros kambarys. Jo, čia buvo žmonių namas, gal čia viešbutis buvo, požeminis nameliai kambariai. Elektrinė, eina pažiūrėti. Ar tu manai, čia galim eiti? Nežinau, elektrinis kambarys, čia tavo namai, bet jie turbūt užrakinta. Pala, čia yra duris, dar duris, o ten langas į viršų. Ir čia yra labai daug dalykų. Jo, mes praėjom pro ten, nes ten yra dar vienas mygtukas įjungti. Tai čia, ką manai apie mano Rūsį, čia dar žmonių gali gyventi, o čia yra tiek daug tvirtis. Wow. Jo, sakyčiau, Rūsys yra labai geras, čia gali gyventi, bet čia yra šaltas truputį, bet užrakinti. Vilniau, o kokia tu dar kambarių nežiūrėjai savo namuose? Gal ten bus raktai? Jo, 3 vietos mano namuose, kur nesuradau nieko. Slaptas kambarys, dabar Rūsį suradau ir palėpę. Slaptam kambarį arba bus palėpiai atrakinti duris, kad galėtų dar žmonių gyventi. Arba tiesiog beniši čia arba čia galės su manim gyventi. Grinai, bet ar jau nori eiti viršų iš Rūsio? Galėsim čia paskui sugrįžti. Ir ten šviesa yra. Jo, aš mačiau visada iš lauko yra tokios šviesos, galvoju, čia yra Rūsis, tai aš jau žinau, čia yra. Na tada einam čia į viršų atgal. Joha, paskutinį kartą matau Rūsį, arba čia sugrįšim. Jo, grinai. Na tada einam. Čia yra dar durų. Einam. Atbėgau čia. Čia tu toks greitas. Jo, aš irgi pavargau. Aš bėgau iki čia, iki sofos. Tai, ką dabar darom? Einam surasti palėpę ar slaptą kambarį. Aš suradau, kur Rūsys elektros kambarys. Aš mačiau ten viršutinį kambario duris kaip žemyn. Gal nori ten eit? Taip. Ir tu sakai vien žemynas, nes laiptai buvo į duris žemyn, tas, kur nežinot. Ten buvo laiptai žemyn į elektros kambarį, tada buvo duris, tada dar vienas raktas ir jo. Tai einam surasti tos paskutinius raktus atrakintos kambarius. Aš vis dar pavargau bėgti. Einam surasti vis tiek. Einam surasti palėpę ir slaptą kambarį.